O, nega. Oi, šitą iškirpk. Aš pastebėjau baisiausią dalyką šį sezoną iš NBA matytų. Tai yra Draymondo Greeno elgesį ir vėliau dar baisesnį vartymasi iš situacijos po to, kas ten atsitiko. Aš nežinau, ar daug žiūrovų matė, mes gal galim dabar įdėti dar iškarpą ir šitą podcastą, čia daug pasižiūrės, ne? Arba mums uždės copyrightą. Uždės copyrightą, ne? Gausim pajamų šitą video. Ok, tai susiraskit, kas nutiko vakar Sakramente, kai Draymondas Greenas tiesiog kaip bežionė šokinėjo. Nu tu jau čia žinai. Čia jokio rasizmo, jeigu norite, žvelkit, toksai šokinėjimas yra bežionė šokinėjimas. Tai šokinėjo ant Domanto Sabonio. Čia, jeigu norite rasizmą išvelgti, tai čia jūsų asmeninės problemos. Yra baisus atvejis, bet jis po to sako, man sulaikė koją ir aš neturėjau kur tos kojos pastatyti. Ir aš taip vat nukritau, padėjau koją. Net tu spyriai žmogui šonkaulius ir dar palaikėjai tą koją. Nu gyvulys. Bet čia nieko naujo iš Draymondo. Tie, kas galbūt ilgiau seka jo tas visus epizodus, kiek buvo visokių tokių ir į Klyną buvo daužimai ir su Lebronu ne viena situacija buvo. Tai nieko naujo, aišku, kai tu sakai, kad galėjai labai lengvai išvengti šitos situacijos, okei, ten Sabas irgi, suimė tą koją, reikia pripažinti. Koją paskui uždėjo Draymondas ant krūtinės Saboniui. Neuždėjo, jis įspyrė. Iš pradžių buvo uždėjimas ir paskui tada dar užtvirtino šitą. Kai tu galvoji, okei, tu uždėjai, tiesiog tu pereik ant kairės ir gali išvengti labai lengvai tos situacijos, tai bus tada Sabonis kaltas, nes jis tau suėmė už kojas, ne, tu gali apeliuoti, bet kai tu šitą padarai, tada tas nublanksta ir Sabonio suėmimas, nes tai ką tu padarai, tu galėjai žmogui lūžti. Tai yra visiškai nenatūralus judesys, jis sako, čia net skamba šiek tiek pasityčiojančiai, sako, aš nesu lankstus ir aš neturėjau kaip kitaip padėti kojos. Tai yra visiškai nenatūralus judesys, pradėkim nuo to, žmogus, kurio koja sulaikyta, ne taip krenta, ne taip deda koją. Tu gali atsigult pats su draugeliu, kuris tą sulaikys koją ir pabandyk imituoti tą situaciją, kaip inscenizuoti, kaip tai atrodytų. Tu niekaip taip nekalsi žmogui iš šonkaulius. Patiko iš karto, kaip skambino Tomui, Tomas nieko nebuvo apie tai girdėjęs, bet suprantu, kad pasidomėjai tą situaciją, kokie čia kaip nuskambėjo ir turbūt mums įdomu dabar, kaip tau atrodė iš šalies visa šita situacija. Tai visų pirma, ačiū, kad pakvietėt. Tikrai nesitikėjau, kad kada nors teks sudalyvauti, bet fainai, gyvenimo keliai nežinomi. Aš jau pasiprašau, aš nepristačiau Tomą. Čia yra Seimo narys, čia yra žmogaus teisų komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius. Čia visi šitie formalumai ir dabar jo, ir šitą galim dabar tęsti. Jo, gal norėčiau iš tikrųjų pradėti nuo to, kad Lietuvoje mes apskritai nesuprantam, kas yra rasizmas. Nes neturim tokios sociokultūrinės patirties, o jeigu kalbant labai paprastai, nėra Lietuvoje juodaodžių arba tamsaus gymio žmonių. Taip jau yra. Mes esam labai homogeniška visuomenė ir apie tas patirtis, su kokia ten ar socialinė atskirtim tie žmonės susiduria, su kokiais iššūkiais, mes tik tai girdim, vartodami, kaip naujieną žinias, ar ne, skaitydami kitų šalių patirtį ir stebėdami tą erdvę. Kad aš nelabai suprantu pats, kas yra rasizmas, aš labai gerai išmokau 2014 metais, man teko galimybė New York'e metus gyventi ir aš gyvendavau Brukline, dirbau Manhattane ir važiuodavau su metro iš Manhattano į Brukliną kiekvieną dieną, ar ne? Ir būdavo įlipi į metro, į vagoną, atsisėdi, visi žmonės yra balti. Pradedi važiuoti į apačią, į Brukliną ir tavo akise kontingentas žmonių, su kuriais tu važiuoji, pradeda keistis. Vis įlipa daugiau juodų žmonių ir baltų žmonių vis sumažėja. Ir galiausiai jau, kad važiuoji, kur tau reikia, tu esi vienintelis baltas, o visi kiti aplinkui yra tave juodi. Tai kodėl noriu tą papasakot, kad rasė yra svarbus kriterijus, nes tai yra ne tik veido spalva, bet jisai gali sąlygoti ir tam tikrą, kaip pasakyti, kur žmogus gyvena, kaip jisai dirba, kokia yra socioekonominė situacija ir panašus dalykai. Ir tai gali būti labai sudėtingi ir labai jautrus dalykai. Mes Lietuvoje to nežinom, nes neturim tos patirties, nes Lietuvoje nėra juodų žmonių. Dabar pereinant prie tos frazės, ar ne? Tai viena ta frazė yra pasakyti Lietuvoje, lietuviškam kontekste, komentuojant kažkokį ten fizinį kontaktą, konfliktą, kaip ir muštynės, grumtynės, kažką. Ir yra visiškai kas kita iškirpti tą frazę
ir paduoti jį į kontekstą, kuriame tie klausimai yra super fantastiškai jautrus. Tai man atrodo ir tas vertinimo taškas šitoj vietoj turi būti labai, kaip ir niuansuotas. Dabar man tai atrodo, kad daug ką mes galim pasakyti, ar ne? Nes esam žmonės, turime emocijas, ne visą laiką viską gerai apgalvojam. Man tai atrodo, kad jeigu tu, taip nutiko, ne, kažkas perskaitė kitaip arba išgirdo kitaip, negu tu turėjo omeny, tai svarbiausia atsiprašyti, ar ne? Ir aš skrolinau Karolio Instagramą, jis ten labai aiškiai paaiškina, ar ne, kad neturėjau to mintyje, atsiprašau tų, kurie mane netaip suprato. Tai man atrodo, čia ir istorijos pabaiga turėtų būti. O kad mokytis iš to, kaip kalbėtis tarpusavyje, taip, kad neįžeisti viens kito, tai čia tai yra nuolatinis procesas. Ir man atrodo, kad yra labai svarbu klausytis, ką kiti žmonės sako. Pavyzdžiui, mano bendruomenė žmonės, mums nepatinka, kai mus vadina žodžiu iš P raidės, ne? Tai mes prašom visų, kad hebra, nevadinkit mūsų taip. Žmonėms, kurie yra iš kitos veido spalvos juodaodžiai, jiems nepatinka, kai jų adresu yra adresuojamas žodis iš N raidės. Tai man atrodo, ir čia kartais būna net su visokiom ten kalbos inspekcijom ir panašiai institucijom diskusija, tai čia geri žodžiai, ar ne? Tai jeigu žmonės, apie kuriuos taip kalbama, sako, kad nepatinka, tai ir nevadinam tų žmonių taip. Tai man atrodo, viskas čia labai paprasta. Vat sakau, vėl dar paaiškinant tą situaciją, aš iš tikrųjų nesupratau ir neįvertinau to žodžio dydžio, koksai tas žodis, kaip jisai nuskambėtų kitoje aplinkoje, ne? Aš tikrai to neįvertinau. Ir tai buvo mano nežinojimas. Karolio irgi tai buvo nežinojimas, tai buvo mūsų dar turbūt, dar keli žmonės buvo. Mes dėl to kaip ir padiskutavom, iškirpt ar ne, pažiūrėjom, kaip ir viskas, kaip ir buvo paaiškinta. Mums atrodo, kad buvo paaiškinta. Įsiterpsiu gal dėl to, kad žodžio dydį tame kontekste, apie kurį kalba Tomas, tai mes ir žinojom, ir žinom. Ir čia labai akivaizdu, kad žodis beždžionė ten, Jungtinėse valstijose, jisai reiškia visai ką kitą negu pas mus. Ko mes dar nei žinojom, nei nežinojom, tai kad mes paprasčiausiai tą žodį ten panaudojom ne įvardinant tą žmogų, dėl ko mes jautėmės labai ramus, o neva apibūdinant tą veiksmą, ką jisai padarė. Tai dėl to, kad tu kalbi savo kontekstui, savo šaliai ir dar naudoji tą žodį ne apie žmogų, o apie veiksmą, dėl to jautiesi labai ramus. Tai čia labai svarbus kampas. O patie žodžio dydį ir svorį ir neigiamą konotaciją Amerikoje, tai mes puikiai žinom. Ja, bet tuo pačiu, aišku, supratom tai, kad paskui neįdomu, kai tu atsiduri antraštėse, niekam neįdomu tavo intencijos. Tada tu supranti, kad tu padarai klaidą, tiesiog ir viskas. Klaida yra padaryta ir apie jokias intencijas nieks nekalbės. Tai sakau, tai turbūt esminė pamoka, ką mes pasiėmėm čia, kad turėdami viešą kažkokią laidą, turėdami auditoriją, turim ypatingai stipriai pasverti kiekvieną žodelį, nes kaip Tomas minėjo, yra tiesiog tam tikrom žmonių grupėm yra akivaizdu žodžiai, kurių tu negali sakyti. Mes žinom to žodžius kai kuriuos ir akivaizdu, kad tiesiog taip nepasakysi, čia tavo sveikas protas, išsilavinimas, viskas tau tai diktuoja, bet čia buvo, kur, tiesiog užtemimas tam tikras įvyko. Aš dar jums, Tomai, pasakysiu, kodėl mes jūs norėjom pasikviesti čia. Netgi šiek tiek labiau nei kad pats tas įvykis ir bla bla bla. Čia munduro plaut nieks netėjo ir mes čia netėjom atsiprašinėti už kažką. Mes labiau atėjom gal paaiškinti dalykus tiems, kurių komentarų labai daug gavau po viso šito. Gavau daug palaikymo, daug žmonės sakė, maladiec, šaunuolis ten, aš su tavim suprantu, ką norėjai pasakyti, bet labai nemažai kas sakė, taip ir reikia, tu viską pasakėjai, dar per mažai pasakėjai ir taip toliau. Ir tada susidarė man toks jausmas, kad mes užkabinom ir aš užkabinau ne tik tai tuos, kurie šiaip parėmė mane iš geros valios, bet ir tuos, kurie realiai yra rasistai ir realiai yra žmonės, linkę rėkti beždžionę ir dar riebiau non-stop į veidą tiems, kuriuos sutinka krepšinio, futbolo ar kokiose rungtynėse ar šiaip gatvėje. Tai atgalvojau, čia bus labai geras mums šansas šitoj studijoje šiandien pakalbėti truputį plačiau va šitą temą, kiek tai aktualu šitoj valstybėje yra. Jo. Užsiminiai apie tą apklausą, ne, kad žmonės rinktųsi geriau gyventi šalia. Ar man irgi, aš kiek esu girdėjęs, ar tai geriau rinktųsi šalia vagį, nei kad gėjų ar juodaodį. Aš kaip pirmą kartą mačiau šitą apklausą, man kažkaip nesusivedė. Kaip tu geriau rinksi šalia vagį? Ta prasme, tu geriau savo
turtą, tu geriau patikėsi, kad nukentėsi. Nu, tarsi, kaip žmonėm gali sueiti? Ar turi tokį paaiškinimą savo galvoj, kur pas mus gali būti tokia problema, kad mes geriau šalia rinksime svagį, nei kad kitos rasės žmogų ar kitos orientacijos žmogų? Tai yra kiekvienais metais daro Socialinių mokslų institutas tą apklausą gyventojų ir klausia, su kuo nenorėtumėt gyventi kaiminystėje, kam nenorėtumėt išnuomoti būsto ir su kuo nenorėtumėt kartu dirbti, ar ne? Ir kodėl čia tie 3 klausimai yra, nes jie, kaip pasakyti, artėjantį socialinę distanciją, ne? Tai gyveni kaiminystėje, kažkas yra tavo artimoje aplinkoje, bet nelabai arti tavęs, kam jau išnuomoji būtą, jau yra truputėlį arčiau, nes apie tavo nekilnojamą turtą čia, o darbas yra arčiausiai, nes yra žmonės, su kuriais tu dirbi kiekvieną dieną. Tai visos tos grupės panašiai dėliojasi per visus tos 3 klausimus. Labiausiai lietuviai nemėgsta romų, buvusių kalinių ir asmenų su psichikos negale, 4 vietoje, aišku, gėjai. O juodaodžiai, tai nėra tie skaičiai tokie, aišku, jie čia palyginimai įspūdingi ar ne. Tai nenorėtum gyventi kaiminystėje 14,5%, nenorėtų išnuomoti būsto 22 beveik procentai, matot, distancija artėja, kyla tas pasipriešinimas. Ir tada dirbti vienoje darbovietėje 12% žmonių nenorėtų.